Sveika, Ieva. Tu čia ką, lūpdažį neišsirenki? Labas, Dinai. Būtų gerai. Niekaip nesugalvoju, ką veiksiu mokyklą baigusi. Tu? Taigi dėl tavęs moksliukės visi universitetai susipeš. Va, man tai reikėtų galvoti. Nestosiu aš į jokį universitetą. Supratau, kad pirmiausia noriu išmokti amato. Rimtai? Kuo rimčiausiai. Tik pasižiūrėk, kiek Lietuvos profesinės mokyklos turi pasiūlymų. Net nežinau, ką išsirinkti. Ir tuo noriu būti, ir tuo. Gražiai atrodo. O klausyk, gal man kokį variantą radai? Radau. Kuršėnų politechnikos mokykla. Parodyk. Kuršėnų politechnikos mokykloje pats šventės įkarštis. Tikriausiai taip galima vadinti egzaminų, apibendrinančių visas šiųmetes pastangas laiką. Dar vienerius mokslo metus iš per 40-metį perkopusios mokyklos baigia virėjai, padavėjai, staliai, baldžiai, automobilių mechanikai, kiti įvairių sričių paslaugų sferos specialistai. Rengiami čia net pagal 38 formaliojo ugdymo programas. Kuršėnų politechnikos mokykla yra svarbi ne vien tik tais Kuršėnų krašto žmonėms, bet ir visai Respublikai, nes 2014 metais į mokyklą atėjo iš 56 mokyklų mokiniai ir tai yra geografija nuo Klaipėdos iki Biržų. Kuršėnų politechnikos mokyklos stiprybė – pedagogų kolektyvas, kuriame ne tik bendrųjų kompetencijų gebantis mokyti, bet ir verslo meno subtilybes atskleidžiantieji. Patys įvairiausi konkursai, projektai, parodos, taip pat ir tarptautinės, paskata drąsiai pasauliui demonstruoti puikų profesinį pasirengimą. Na, o pastaraisiais metais Kuršėnų politechnikos mokyklos ugdytiniai stažavosi Ispanijoje, Portugalijoje, iš viso įgyvendinta 13 projektų, suteikusių galimybę mokytojams tobulinti kvalifikaciją, o mokiniams visą mėnesį atlikti praktiką užsienio šalyse. Naujuosius mokslo metus Kuršėnų politechnikos mokykla pasitinka skelbdama vertingą naujieną. Norėdami tenkinti pilnai darbo rinkos ir mokinių poreikius, šiais metais mes atnaujiname mokymo programas 4 ir dabar mokiniai turintys vidurinį išsilavinimą galės mokytis keletų specialybių 1 metus. Tai automobilių mechanikų, padavėjo barmeno, virėjo. Taip pat parengėme naujas programas tiek mokiniams po 10 klasių, tiek mokiniams, kurie turi vidurinį išsilavinimą. Tai smulkiojo verslo organizatoriaus ir elektroninės prekybos agento. Atsižvelgiant į darbdavių poreikius, mes šiemet taip pat turėsime naują specialybę, suvirintojo specialybę mokiniams, kurie turi vidurinį išsilavinimą. Šitos programos trukmė taip pat 1 metai. Svajojantieji išmokti amato Kuršėnuose laukiami jau po 8 klasės, priimami į 1 gimnazijos klasę. Baigę 9, kviečiami į 2 gimnazijos klasę. Kartu įgyjamos staliaus ar virėjo specialybės. Baigę pagrindinę mokyklą, laukiami 3 gimnazijos klasėje. Po 3 mokslo metų iš mokyklos jie išeis nešini vidurinio išsilavinimo atestatu ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimu, galiojančiu visose ES šalyse. Beje, baigusieji 12 klasių mokykloje te užtruks vos metus, pusantrų, daugiausiai 2, nuo pasirinktos mokymo programos sudėtingumo. Kad mokytis būtų patogu, sukurta nepriekaištinga socialinė aplinka. Šiais metais atnaujintas bendrabutis. Taip pat mokyklos bazė yra atnaujinta, įgyvendinant projektus, tai automobilių mechanikų naujas autoservisas, kavinė ir mokomoji laboratorija padavėjams barmenams. Taip pat savo lėšomis atnaujiname kirpėjo specialybės visą bazę ir ateityje tikimės atnaujinti pardavėjo specialybės mokymo bazę. Profesijos pradmenys, pirmieji įgūdžiai įgyjami moderniose laboratorijose, cechuose, dirbtuvėse. Staliai ir baldžiai dirba net 5, aprūpintose čekiškomis juostinėmis medienos pjovimo bei plokščių, medienos pjaustymo su pirminiu įpjovimu, itališkomis vienpusėmis medienos obliavimo, austriškomis šlifavimo bei frezavimo staklėmis,
daugybė kitų modernių įrenginių. Pasirinkau šią mokyklą, nes man labai reikėjo stažo specialybės, vis dėlto man šis darbas patinka. Manau, nes jeigu pasirinki darbą, kuris tau nepatinka, tai tiesiog tik kankiniesi iš tikrųjų, o jeigu pasirinki darbą, kurį tu mėgsti ir tau jis yra mielas, tai tau jame ir sekasi. Domantui medis ne naujiena, vaikino tėtis Stalius. Juokėsi užaugęs tarp juvenų ir drožlių, todėl nė klausimas nekilęs, ką, metalą ar medį rinktis. Man medis toks, kaip sakant, lietuvių į mišką įėjus, net širdį suspaudžia, tai ką žinau, man su medžiu reikia labai atsargiai ir kruopščiai elgtis, ne kiekvienas iš tikrųjų gali tai padaryti, kad iš tam tikro medžio paėmus gauti kokį nors gaminį, nes reikia tiek atsirinkti ir medžio rūšį ir žinoti jo visas ydas, savybės, geras, blogas, kad susidūrus su problemom žinotum, kaip jas spręsti. Automobilių mechaniko vienos populiariausių specialybių mokiniai mokosi net 2 mokomuosiuose autoservisuose. Jei neskaičiuotume bendrosios šaltkalvystės, suvirinimo elektra ir dujomis dirbtuvių. Šių įgūdžių automobilių gydytojai taip pat privalo įgyti, o kur dar visi 5 jiems skirti technologijų kabinetai. Todėl nebe pagrindo Domantas Jatulis, ką tik grįžęs iš praktikos užsienyje, konstatuoja. Neatsiliekame tikrai, viskas labai panašiai, panašus servisai, užsienyje keitėme sankabas, perrinkdavom stabdžių suportus, dirbdavom tokius tikrai kasdieniškus darbus. Domanto svajonė čia, Lietuvoje, atidaryti savo autoservisą. Kaip ir Gabrielės, įsteigti grožio saloną. Būsimai kirpėjai amato vertė akivaizdi. Manau, kad tai yra labai naudingas amatas, nes jeigu tu nebūsi profesionalė, tu vis tiek galėsi kurti grožį savo namiškiams, artimiesiems ir tiesiog manau, kad ši specialybė yra labai naudinga. Išties kirpėjų profesiniam rengimui tarnauja 2 mokomosios kirpyklos, aprūpintos pačia naujausia įranga, įrankiais, aparatūra. Dėl to nė per žingsnį neatsiliekama nuo įnoringiausių mados tendencijų. Beje, Gabrielė pastebi ir dar vieną, nemažiau patrauklų mokyklos, kuri taps darbinės karjeros startu bruožą. Iš tikrųjų, šitą mokyklą rinkausi dėl renginių. Nes labai mėgstu renginius, taip pat mūsų mokytojai yra labai profesionalūs meistrai ir tikrai planuoju šitą specialybę. Pagal šitą specialybę dirbti ir čia, manau, geriausi mokytojai ir daugiausiai veiklos. Virėjų profesiniams įgūdžiams nauja virtuvė, kokybiškiausia įranga. O gardžiausius meistrų kūrinius žaviai patiekia padavėjo barmeno specialybės mokiniai. Juolab, kad nuobodulys nei vieniems, nei kitiems negresia. Dažniausiai tai improvizuoju. Taip išreiškiu savo laisvas mintis ir bandau kurti. Visos galimybės panūdusiems gilinti anglų, prancūzų, vokiečių, rusų kalbų žinias. Šiltą, draugišką toleranciją grįstą atmosferą padeda kurti ir mokyklos psichologas, o karjeros koordinatorė pasakoja savo sėkmės istoriją, kuri taip ir vadinasi – Kuršėnų politechnikos mokykla. Aš iš tikrųjų turbūt kaip ir daugelis 16-17 metų mokinukų gal tiksliai nežinojau, ko aš tada noriu. Ir tarkim, pirmutinė mano pasirinkta specialybė buvo, kaip sakiau, šioje mokykloje, padavėjo barmeno specialybę pasirinkau. O vėliau, metam einant, dar supratau, kad kažko noriu dar daugiau. Tai baigiau Šiaulių universitete pradinio ugdymo pedagogiką. Bet taip tiesiog susiklostė, kad grįžau čia, savo pirmąją mokyklą. Šiuo metu dirbu karjeros koordinatorė. Ir mano misija yra tokia, kad tiesiog padedu mokiniams pasirinkti savo tolimesnį karjeros kelią. Tolesnės studijos, sėkmingas įsidarbinimas, amatas, įkvepiantis steigti individualias ar šeimos įmones, tapti klestinčiais verslininkais, tokia Kuršėnų politechnikos mokyklos mokinių ateitis. Tokią perspektyvą regi ir šio krašto šeimininkas.
Trūksta gerų specialistų, gerų darbuotojų, tai čia yra pradžia, kalvė, kur ruošiami jauni ir be abejo, kurie gabus, kurie norės dirbti, liks Lietuvoje. Pasikeitė ir atlyginimai, kadangi suprato verslininkai, kad be gerų specialistų, be gerų darbuotojų įmonės neišgyvens. Kuršėnų politechnikos mokykla svarbi savajam kraštui, šaliai. Kiekvienam žinančiam, ką naudingo, kad išreikštų save, čia ras. Ir tapęs jos mokiniu, anksčiau ar vėliau ištarė. Šią mokyklą esu labai svarbi. Buvau modeliu, dalyvavau Šiaulių profesinėje parodoje, taip pat Vilniuje, studijų mugėje ir Kupiškio mieste. Baigusi mokyklą būsiu kirpėja. Aš esu labai svarbus mokykloje, kaip būsimasis padėjėjas barmenas. Aš esu labai svarbi mokykloje. Aš esu labai svarbus šioje mokykloje. 4 savaitės buvau praktikoje Ispanijos mieste Barcelonoje. Ten jau dirbau automobilio automechanikos darbą, kurį tęsiu ir ateityje. Aš manau, kad esu iš tikrųjų šiai mokyklai labai svarbus asmuo, labai. Nustebinai. Kuršėnų politechnikos mokykloje man patiko. Gal žvilgterėkime dar kur nors? Žinoma, kviečiu tave ir kitus neapsisprendėlius į Panevėžį. Mūsų laukia Margaritos Rimkevičaitės technologinėje mokykloje. Apibendrinti šiųmečių mokslo metų pasiekimų Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos bendruomenė kartu su gausiais socialiniais partneriais, verslininkais, kurių įmonėse mokiniai atlieka praktiką, net su iš Austrijos atvykusią delegaciją rinkosi į konferenciją mokinių, europinių stažuočių ir praktikos patirties sklaida. Karintijos žemės parlamentarai, seniūnai, verslo įmonių savininkai vieningos nuomonės. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos ugdytiniai paklausūs, laukiami stažuočių ir darbo vietose. Todėl nieko keisto, kad po ilgos, net 15 savaičių praktikos darbinę karjerą jie pradeda svetur. Aš norėčiau tikėti, kad vis dėlto jaunam žmogui išvažiuoti į savo Europos Sąjungą, tai nėra jokia migracija. Mūsų mokiniai, kalbant konkrečiai, taip, jie dažnai pasilieka po praktikų padirbėti tam tikram laikotarpiui, bet visumoje tai jie grįžta į Lietuvą. Vėliau vėl išvažiuoja, kadangi darbai būna neretai sezoninio pobūdžio, jie važiuoja į, tarkim, slidinėjimo regionus, dirba restoranuose, kadangi dažnai susiję su maisto rengimu. Į sezoninius darbus išvažiuoja ir į tas egzotiškas salas, Kretą, Maltą ar Kiprą, Ispanijos salas. Tai didžiąja dalimi tai yra aptarnavimo sferos specialistai arba būsimieji specialistai ir jie yra populiarūs būtent sezono metu. Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos mokinius savojoje gastronomijos įmonėje praktikai priimantis ponas Joganas Krafnigas giria už žingeidumą, tikslą įgyti patirties. Todėl linki, ką prasmingo išmokę Austrijoje, sėkmingai taikyti Lietuvoje. Panašiai mano ir vienos parlamentaras. Džiaugiuosi, kad aš irgi turiu galimybę prisidėti prie europinių mainų projektų mūsų Karintijos žemėje, siekdamas, kad mokiniai iš Lietuvos būtų gerai integruoti, kad jie perimtų mūsų išpuoselėtas tradicijas arba pasiimtų iš jų tai, kas jiems naudinga. Svarbiausia, kad tuos vertingus įgūdžius jie taikytų savo gimtinėje. Baigusiesiems pagrindinę mokyklą
Siūloma rinktis iš 7 mokymo programų, apimančių smulkųjį verslą, maitinimo, aplinkos tvarkymo ir, be ko šiandieninis gyvenimas nebeįsivaizduojamas, informacinių technologijų sektorių. Mokslas trunka 3 metus. O štai Dominykas, pasirinkęs smulkiojo verslo paslaugų teikėjo profesiją, tuoj pat pažėrė dėmesio objektus, atvedusius tiesiai čia – ekonomika, verslas, pinigai. Šioje mokymo programoje mes mokomės rašyti verslo planą, įvertinti verslo galimybes, bendrauti su klientais ir dirbti kompiuteriu. Taip pat mokykloje yra suteikiama galimybė atlikti praktiką užsienyje. Šiais metais buvau Sicilijoje, Palermo mieste, ten įgavau neįkainuojamos patirties, išmokau geriau kalbėti angliškai, sužinojau apie smulkią verslo organizavimo ypatumus. Dominykas surengė tikrą ekskursiją. Vaikinas tvirtina galys pristatyti ne tik savąjį amatą. Yra ką veikti ir kitų interesų turintiems. Taip pat mūsų mokykloje yra ir kitos profesijos. Viena iš jų – dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojas. Šioje mokymo programoje mokiniai yra išmokomi įrengti ir prižiūrėti želdynus, auginti dekoratyvinius ir sodo augalus. Taip pat su šia profesija galima įgyti ir vairuotojo teises. Kita labai paklausi mokymo programa mokykloje yra kompiuterinio ir organizacinės technikos operatorius. Mokymo programoje jie išmoksta kurti internetinio svetainės, prižiūrėti biuro įrangą ir eksploatuoti kompiuterius tinkamai, diegti operacinės sistemas. Visas šias mokymo programas galima tęsti kolegijose ir universitetuose. Pasigrožėti nuo mokyklos stogo atsiveriančią miesto panoramą pakvietusi Orinta emocingai tvirtina. Jai čia patinka, tai kodėlgi turėtų nepatikti kitiems ir ragina ekskursiją tęsti. Be Dominyko minėtų mokymo programų mes siūlome dar ir kitas. Taigi, apskaitininkas ir kasininkas. Mokiniai gauna įgūdžių dirbti su kompiuterizuotomis buhalterinės apskaitos programomis. Baigę šią mokymo programą, mokiniai gali lengvai įsidarbinti ar tiesiog tęsti mokslus aukštosiose mokyklose. Kita labai paklausi profesija yra virėjas. Mokiniai baigę šią mokymo programą labai lengvai gali įsidarbinti restoranuose, pizzerijose ar kitose maitinimo įstaigose ir tiesiog tęsti mokslus kolegijose. Paskutinė mūsų mokymo programa, bet tikrai neprasčiausia, aplinkos apsaugos darbuotojas. Jų tikslas tvarkyti atliekas ir nuotekas, prižiūrėti vandens tiekimą. Dovilė kuo atviriausiai prabyla apie save, apie tai, kas aktualu, perspektyvu, jei jai tai ir panašiai mąstantiems. Esu ne tik 4-mečio išdykusio mama, bet ir mokusi Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės mokykloje siuvėjo specialybę su dizainerio kūrybinių idėjų išpildymo specializacija. Atsitiktinai sužinojusi apie šią mokyklą, nusprendžiau išmokti šio amato, juk taip galiu pasisiūti savo įdomių drabužių, būti originali. Tad baigiantis pirmiesiams mokslo metams, siuvu ne tik savo šeimos nariams, bet ir mažiesiams klientams, nes siuvimas man tapo ne tik hobiu, bet ir darbu. Mokydamas iš šios specialybės išmokau ne tik individualaus siuvimo, modeliavimo, konstravimo, dizaino, dekoravimo, bei sužinojau gausybę siuvimo paslapčių. Visi mokytojai dirbantys šioje mokykloje yra labai geranoriški. Susitarus su mokytojais galiu lankščiai lankyti užsiėmimus, bei atlikti pavestas užduotis. Todėl šioje mokykloje gali mokytis ir žmonės užsiėmantis kitą veiklą ar mamos auginančios vaikučius. Baigusiusios 12 klasių kviečiu mokytis ir elektroninės prekybos agento specialybės. Juk elektroninės prekybos agento tikslas – prekiauti elektroninėje erdvėje. Baigę šią mokymosi programą galėsite dirbti elektroninių įmonių skyriuose bei patys kurti savo elektroninį verslą. Mokymosi programa suteiks jums verslo, dizaino bei kitų kompiuterinių techninių žinių. Visi baigę šias specialybės galėsite mokslus tęsti kolegijose ar universitetuose. Taigi, visus norinčiuosius kviečiu prisijungti prie mūsų. Pagrindinis mokyklos vertintojas, neabejoja šios ugdymo institucijos vadovas Tautvydas Anilionis, nesumenkindamas mokytojų, mokyklos draugų bei bendradarbių indėlio, vis dėlto mokinys. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla, aišku, turi gilias tradicijas, turi gražią istoriją. Bet visų pirma, jinai yra profesinė mokykla, profesinė švietimo įstaiga.
Mes ugdome jaunus žmonės, kurie visai netolimoje ateityje ateis į darbo rinką. Ir kokia mokyklos yra pagrindinė, sakykime, funkcija arba veiklos pagrindinis tikslas? Aš manau, ir rasti tą santykį tarp jauno žmogaus ambicijų ir neišvengiamai turim galvoti, kokie yra nūdienos darbo rinkos reikalavimai ir galbūt net užbėgant už akių šiek tiek, kokie tie reikalavimai bus ateityje. Netrukus vaisius brandinti pradėsiantis sodas Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos turtas, kaip ir žemė, kur ir bulvės, ir daugybė kitų daržovių auga. Didžioji jų dalis patenka kaip tik ant ugdytinių pietų stalo. Žemė, pagarbus santykis su ja, viena pamatinių vertybių, kurios čia formuojamos su didžiausia atsakomybė. Jau nekalbant apie tai, kad į darbo rinką išleidžiamas darbštus žmogus. Žinios pasensta labai greitai, įgūdžius taip pat reikia atnaujinti nuolatos. O štai su nuostatomis jau yra sudėtingiau. Tai nėra savaiminė duotybė. Tai yra taip pat ilgas ir ganėtinai sunkus darbas. Tai yra formuotis požiūrį į kitus žmonės, formuotis požiūrį pačiam į save ir kas labai svarbu ir dažnai pamirštama, kad harmonija su gamta yra didžiulė laimė žmogui ateityje. Ir aš visiškai drąsiai sakau, kuomet jaunas žmogus turi šitas savybės, tai tuomet jis ir yra, taip reikėtų sakyti, validus darbo rinkoje ir yra laukiamas bet kokioje darbo vietoje. Žemė, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos direktoriaus įsitikinimu, žmogaus stiprybė, šeimininkiškas požiūris į ją, rūpestis, kuria harmonija su savimi ir aplinkiniu pasauliu, kaip ir suvokimą, kad esi dalis reikšmingos misijos, pradėtos prieš kelias kartas, kad tau patikėta ją tęsti. Mokykla buvo įkurta seserų vienuolių, buvo įkurta Lietuvai labai sudėtingų laikotarpių. 27 metai buvo tokie badmečio metai, bet buvo požiūris valstybės plačiaja prasme į švietimą. Buvo sukurta amatų mokykla prie vienuolyno. Tai mes stengiamės išlaikyti šitas tradicijas ir esame katalikiška mokykla. Tai mums yra ir iššūkis, bet vienas iš tų, sakykime, mūsų išskirtinumų. Ir vėl grįžtu prie tai, ką pasakiau anksčiau. Manau, kad nuostatų formavimas per mūsų tradicinę religiją, per mūsų istorinius faktus, tai yra tie pamatai. Ant tvirtų pamatų Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinėje mokykloje renčiamas amato rūmas, kuriame ryškus ir tautiškumas, ir tarptautiškumas, kultūrinė ir tiesioginė profesinė veikla, žinios, įgūdžiai, nuolatinė jų raida. Na kaip, Dinai, nesakyk, iš akių matau, kad nenusivyliai. Daug sužinojau. Ačiū tau, Ieva. Dabar suprantu, kodėl sakoma amatas taip amatas. Dėkojame žiūrėjusiems. Antroji ciklo nuo amato iki verslo laida jau kitą savaitgalį. Nepraleiskite, bus įdomu. Šią ir kitas nuo amato iki verslo laidas taip pat galite žiūrėti TV3 Play videotekoje.